Tai trečioji meditacija iš gydančiųjų meditacijų ciklo skirto susiliejimui su aukštesniuoju aš. Tiems, kurie neseniai prisijungė prie mūsų, norėčiau šiek tiek papasakoti apie šias meditacijas. Visos mūsų meditacijos yra unikalios ir vyksta gyvo arba tiesioginio srauto būdu. Tai reiškia, kad įsirašome, būdami energinio srauto būsenoje, giliame ryšyje su subtiliais pasauliais, dvasinė realybė ir susilieja su savo aukštesniuoju aš. Taip pat perduodame jums jungtinę materialių pasaulių ir civilizacijų, dvasinio pasaulio, arkangelų ir mūsų kūrėjo absoliuto energiją. Šios meditacijos yra už laiko ir erdvės ribų, todėl jas galima kartoti tiek kartų, kiek norima. Jos išlieka veiksmingos net ir įrašytos. Jas gali praktikuoti tiek suaugusieji, tiek vaikai, tiek pradedantieji, kurie ką tik pradėjo dvasinio tobulėjimo kelią, tiek tie, kurie jau seniai užsiima praktikomis. Svarbu suprasti, kad šie energijos srautai yra nukreipiami individualiai. Dvasinis pasaulis jau iš anksto žino, kas praktikuos meditaciją ir kokia energija kiekvienam dalyviui bus reikalinga. Taip energija veikia kiekvieną medituotoją unikaliu būdu ir asmeniškai. Arkangelo Rafaelio žodžiai medituotojams. Man džiugu dalyvauti šiame projekte ir meditacijų cikle, kurį rengiame žmonijai. Dvasinėme pasaulyje jaučiame gilų džiaugsmą matydami, kiek sąmoningų žmonių šiandien siekia kontakto su mumis, kreipiasi su prašymais ir dėkingumu. Kai jūs dėkojate mums, tai juntama jūsų energetikoje. Jaučiame, kaip nuoširdžiai išreiškite meilę ir aukštas vibracijas. Mes tai suvokiame labai giliai. Šios gydomosios ir aktyvuojančios meditacijos vyksta dalyvaujant Saulės civilizacijų, subtiliųjų pasaulių ir civilizacijų atstovams, kadangi jų energijos yra susijusios su jūsų erdve ir įsikūnijusiomis sielomis. Mes aktyviai su jomis sąveikaujame, vykdydami individualią aktyvaciją kiekvienai sielai, padėdami jai įgyvendinti savo tikslus ir paskirtį. Brangus draugai, nesijaudinkite, jei jūsų energijos aktyvacija vyksta kitaip nei pas kitus. Kiekvieno procesas yra unikalus. Kiekvienam taikomas individualus požiūris. Šiandien su mumis yra ir Arkangelas Mykolas ir Dievo motina, kuri yra šio projekto ir jūsų šviesos vedlių globėja. Ji dalyvauja meditacijose, apgaubdama jūs meilę ir šviesą, harmonizuodama energijas, kurias jausite fiziniu lygmeniu. Mes jau vykdėme 7-osios čakros aktyvaciją, padėdami pagerinti energijos srautą ir jo plėtimą. Taip pat dirbome su 6-ąja čakra, šiandien dirbsime su gerklės čakra. Kad šis darbas būtų veiksmingas, kiekvienas meditacijos dalyvis gali išreikšti savo ketinimą aktyvuoti ir stabilizuoti ją. Daugelis galbūt pajusite sunkumą ar kutenimą gerklėje, ar energijos pojūtį aplink ją, galbūt spaudimą, tempimą ar sunkumą ryjant ar kitokius simptomus. Ir tai yra natūralu, nes ši struktūra yra labai energinga, jos aktyvacija visada juntama fiziniu lygmeniu. Prašau jūsų nesijaudinti dėl šių pojūčių, o pasitikėti mūsų dangiškojų tėvų ir dvasiniais mokytojais, kurie su meile vykdo šią aktyvaciją. Tai kodėlgi gerklės čakra yra tokia svarbi? Ji yra viena iš jungiamųjų, daranti įtaką minčių formavimui ir kalbai. Gerklės čakra atsakinga už tai, kas kyla iš jūsų širdies ir dvasios ir suformuoja energetinį paketą šios informacijos perteikimui. Ši meditacija nebus įprasta, nors iš pirmo žvilgsnio ji gali atrodyti panašiai ankstesnes, energetiniai srautai bus tiesiogiai susijęs su medituotojo gerklės čakra, 5-ąja čakra, todėl energijos kruopščiai parinktos jos aktyvacijai. Kiekvienas medituojantis priims vaizdus ir energiją savaip, pagal savo vibracijas, priklausomai nuo savo dvasinės brandos. Būk pasiruošęs, susitelk ir parodyk pasitikėjimą dvasiniu pasauliu, materialiuoju pasauliu, mūsų dangiškuoju tėvu ir savuoju aukštesniuoju aš. Atsipalaiduok ir mėgaukis šią meditaciją
ir priimk gerklės čakros aktyvaciją pačiu savo asmeniškai geriausiu būdu. Pradedame meditaciją. Prašau, įsitaisyk patogiai. Atsipalaiduok, užmerk akis. Paleisk visus šios dienos rūpesčius. Giliai, ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Iškvėpk kartu ir visas nerames mintis. Pasinerk į harmonijos, ramybės, pusiausvyros būseną. Pasinerk į save, į savo dvasinį širdies erdvę. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Išreikšk garsiai arba mintyse ketinimą susilieti su savo aukštesniuoju aš, su kūrinijos šaltiniu absoliutu. Išreikšk ketinimą susijungti su arkangelų energijomis, subtiliaisiais pasauliais, kurie dalyvauja šioje meditacijoje. Įeik į šį srautą, įsivaizduok, kaip įsižemini, išleisdamas 2 žalios spalvos spindulius į mūsų planetos Žemės branduolį. Įsižemink, pajusk tą tvirtumą ir sugrįžk į savo vidų. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Įsivaizduok arba pamatyk, kaip atsiveria energijos portalas iš dvasinio pasaulio, kūrėjo energijos portalas, subtiliųjų pasaulių portalas. Pajusk, kaip esi prisijungęs prie šių energijų, suformuok centrinę ašį, kuris sujungia visus gydymui skirtus energijos rautus, kuriuos mūsų dvasiniai broliai iš 3 pasaulių siunčia per šią meditaciją. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Išreikšk savo ketinimą sujungti šias energijas aukščiausiojo gėrio vardu ir mintimis atverk dvasinį kanalą. Perkelk dėmesį į pakaušį ir švelniai ženk per dvasinį kanalą į portalą, kurį sukūrei dvasinėme pasaulyje. Pasitik arkangelo Rafaelio energiją. Tai 2 besisukančios energijos, balta ir žalia. Aplink jas sukasi arkangelo Čemuelio, kurio vardas reiškia ieškantis Dievo energiją. Jo energija yra rožinės spalvos. Čia pat prisijungia kūrėjo absoliučios meilės energija ir apgaubia tave kupolu, kuriame ir vyks darbas. Kupole individualūs energijos rautai nukreipiami į tavo gerklės čakrą. Dabar šis galingas energijos rautas aktyvuojamas, sustiprintų subtiliųjų pasaulių, planetos Žemės, kuri vadovauja šiam procesui darbu. Kartu dalyvauja ir subtilieji žvaigždžių pasauliai, Plejadų žvaigždyno atstovai, Arktūro atstovai, Saulės civilizacijos. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Įsivyrauja visiška pusiausvyra ir harmonija. Šis rautas įeina į tavo karūnos čakrą, ją aktyvina, išplečia už tavųjų energinių kūnų ribų. Sąmonė plečiasi, užpildydama kupolą, kuriame esi. Srautas toliau leidžiasi žemyn, pasiekdamas 3 akies čakrą adžną, kankorėžinę liauką ir pakaušio čakras. Vyksta galinga energijos aktyvacija 6 čakroje. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Ir pradėk sukti ją aplink laikrodžio rodyklę. Plėsk už savo energetinio kupolo ribų.
Iš visur sklinda šviesa, energetinis rautas pripildo tave ir viską aplink, vyksta stiprus bendras darbas, arkangelų šeimos ir subtiliųjų pasaulių, kuriam vadovauja kūrėjo energija. Dabar šie srautai nukrypsta į gerklės čakrą. Pajusk arba įsivaizduok, kaip jie pripildo ją tankia energija, mirguliuojančia vairiomis spalvomis. Ir čakra įsisuka ir sukasi vis greičiau ir greičiau, aplink gerklės ir čakrą ir kūną įsisuka galingas energinis sūkurys. Jis sukasi, čakra plečiasi iki kupolo ribų. Vyksta nepaprastai stiprus energetinis darbas. Jis vyksta visiškoje pusiausvyroje ir harmonijoje. Jis yra nukreiptas į tave asmeniškai. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundes ir lėtai iškvėpk. Mintise arba garsiai pareikšk ketinimą priimti šį srautą savo asmeniniam absoliučiam gėriui, savo vibracijų pakelimui, savo gebėjimų vystymui ir atskleidimui, savo 6 čakros sąžinos harmonizavimui, savo gerklės čakros višutkos harmonizavimui. Energijų srautas toliau sukasi aplink 5 čakrą. Dabar arkangelai ir subtiliųjų pasaulių broliai aplink tave sukuria energijų sūkurį. Jis toliau sukasi, harmonizuodamas visą tavo energinę struktūrą. Šis srautas absorbuoja visas meditacijoje esančias energijas. Jie suderina idealiu tau santykiu ir individualiai nukreipia į tavo energinę struktūrą. 2 galingi energijos srautai aplink gerklės čakrą ir tavo kūną yra pilnoje harmonijoje ir pusiausvyroje. Sujungia 3 viršutinės čakras, 5, 6, 7. Energijos srautas suformuotas aplink tave pasidalina į 2 dalis, viršutinę ir apatinę, ir išsitempia palei visą čakrų struktūros ašį. Tavo sielos vibracijos, struktūra, čakrų sistema ir visa energinė struktūra harmonizuojasi ir stiprėja. Energija tęsia darbą su gerklės čakra. Tu esi visiško pasitikėjimo ir atsipalaidavimo būsenoje. Tavo ketinimas priimti gydomuosius srautus stiprėja. Ir tu priimi šios srautus iš kūrėjo, arkangelų sistemos ir subtiliųjų pasaulių. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundes ir lėtai iškvėpk. Pamažėlė tavo gerklės čakra stabilizuojasi, energiniai srautai ties ją ir joje suformuoja begalybę simbolį, besisukantį įvairiomis kryptimis. Tankus energetinis rūkas apgaubia tavo aurą, galinga šviesos energija ir toliau teka per karūnos čakrą, pripildydama visus tavo energetinius centrus, visas čakras, meridianus. Aura. Angelai meistriškai nukreipia gydomuosius rautus. Tavo širdis ir savastis prisipildo aukščiausio gėrio. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Prisipildyk kūrėjo energiją ir paskirstyk ją visuose dvasiniuose kūnuose ir visose čakrose, savo energiniuose centruose. Pripilk šią energiją savo gerklės čakrą, 6 čakrą, 7 čakrą. Vizualizuok šį srautą, kaip jis galinga banga išeina per karūnos čakrą, suformuodamas aplink visą tave energetinį sūkurį. Jis užbaigia šį procesą, suteikdamas galutinį harmonizuojantį poveikį visai energiniai struktūrai. Įsivaizduok, kaip gerklės čakras skleidžiasi lyg nuostabus žiedas,
visiškoje pusiausvyroje ir harmonijoje su 6 ir 7 čakromis, taip pat ir su širdies centru. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundes ir lėtai iškvėpk. Dabar lėtai ir ramiai sugrąžink čakras į jų įprastus dydžius ir pamažėlę užbaig procesą energijos kupole. Giliai ramiai įkvėpk ir sulaikyk 3 sekundes ir lėtai iškvėpk. Su meile ir dėkingumu uždaryk portalus į Kūrėjo pasaulį, į dvasinį pasaulį, į subtiliuosius pasaulius. Sujunk energijos rautą į žemės branduolio su savo širdies centru ir giliai ramiai įkvėpk. Sulaikyk 3 sekundes ir lėtai iškvėpk. Savo subtiliuosius laukus grąžink jiems įprastą būseną, tačiau dar išlaikyk atvirą dvasinį kanalą ryšį su savuoju aukštesniuoju aš. Giliai ramiai įkvėpk. Sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Ir su didžiuliu dėkingumu ir atvira ir kupina meilė širdimi padėkok visiems, kurie šiandien dirbo su tavimi. Visiems, kurie dalyvavo kuriant šią meditaciją ir šioje meditacijoje. Ir su giliu pasitenkinimu už atliktą darbą grįžk į būseną. Aš esu čia ir dabar. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Ir švelniai išeik iš meditacinės būsenos ir atverk žemiškąsias akis. Dėkoju už dalyvavimą meditacijoje. Šios meditacijos energijos veiks dar 2,5 dienos. Siunčiu tau šviesą ir meilę ir iki kitų susitikimų. Tavo Meditėja.